Labas vakaras. Artimiausias 40 minučių su jumis tiesioginė laida Šiaulių krašto verslas. Daugelį pasaulio šalių puikiai išvystytas sliekininkystė Lietuvoje žengia tik pirmuosius žingsnius. Kągi, apie šitą naują ūkio šaką, taip vadinamą netradicinę, ir pakalbėsime šį kartą studijoje. Taigi pristatysiu mūsų laidos svečius. Rolandas Jankauskas, uždarosios akcinės bendrovės Verdetera direktorius. Labas vakaras. Igoris Nikolajevičius Titovas, filosofijos mokslų daktaras Vladimiro Valstybinio humanitarnio universiteto chemijos katedros docentas. Добрый вечер. Ir Gintaras Šimkus, Sliekų augintojų asociacijos prezidentas. Labą vakarą. Primenu jums, žiūrovai, kad galite skambinti mums į studiją telefonu 523-810 ir užduoti laidos svečiams klausimus. Na, o pirmiausia, pradėsiu nuo Rolandui užduodamo klausimo. Sakykit, kaip kilo mintis Lietuvoje pradėti, gana netradicinį verslą, sliekų auginimą? Senai galvojau, ką galima būtų veikti gyvenant kaime, sodyboje. Vieną vakarą Gintaras Šimkus, kaimynas mano yra, pasikvietė, sako, pasižiūrėk, ką nusipirkau. Matau sliekų dėžį, sliekai ten dėžiai. Ką sakau, su jais žadi veikti? Sako, auginsiu, biohumusą gaminsiu. Ir pasidarė įdomu visas ta veikla. Pradėjome domėtis, kartu važiavome į Estiją pas augintojus, į Maskvą pas augintojus. Lietuvoje pas Vladislavą Rusijos pradininkas prieš 15 metų pirmas įvežė sliekus į Lietuvą. Ir Rusijos mokslininkus suradome ir pradėjome domėtis, vienu žodžiu, išsiaiškinome, kad labai naudingi, iš sliekų daug galima ką gauti, jie perdirba visas atliekas ir gauna puikų produktą biohumusą. Ir pradėjome auginti mes sliekus pradžioje namų sąlygomis, nedidelis buvo, ten lysvę padarėme tokią, sukalėm iš lentų ir pradėjome galvoti, kaip galima plėsti būtų šį verslą. Gintaras pritraukė užsienio investitorių ir taip atsirado Verdetera. Na kągi sakot, pirmieji sliekai atkeliavo prieš 15 metų, o kiek laiko jau jūs tuo užsiimate? Mes pradėjome praeitą vasarą, pernai metais, auginti. Na kągi, pažanga matyti, nes svečiuose turime ir išskilų Rusijos mokslininką. Dar truputėlį žiūrovams daugiau apie jį pasakysiu, kad ponas Igoris Titovas jau daugiau nei 20 užsiima organinių atliekų utilizacijos problemomis, vermikultūros, taip vadinamos sliekų pagalba ir mikroorganizmų pagalba. Taip pat mokslininkas kuria technologijas biopreparatų naudojimų organiniuose ūkiuose kūrimo technologijomis, žodžiu, ir yra autorius ne vieno iš tokių. Taigi kreipiuosi į Igorį, sakykit, ar užsienyje, pasaulyje labai paplitęs sliekų auginimas, ar taip pat yra nauja idėja kaip Lietuvoje? Как развита за границей вермикультура или там новость, как и в Литве? Нет. Эта технология пришла в бывший СССР и в Европу из Америки и Великобритании. Более 50 лет тому назад были разработаны эти технологии. Эта технология называется вермикультивирование, вермикомпостирование, то есть переработка органических удобрений, органических отходов с помощью вермикультуры. Вермис по латыни червяк, поэтому вермикультура, вермитехнология. Ši technologija prieš 50 metų jau prasidėjo pasaulyje. Pati technologija gal vadinasi kaip ir vermikultūra, vermis žodis tai yra sliekas. Rusijoje taip pat prieš 50 metų, kaip ir vėl чуть-чуть. Наиболее технологии развиты в Америке, в Канаде, в некоторых странах Европы, Великобритании и в странах Юго-Восточной Азии. Это и Южная Корея, Австралия особенно и Филиппины. Daugiausiai išvystytos tai Pietų Korėjoje, Australijoje, Filipinuose, Indijoje, žinoma Amerikoje, visos tos vermi technologijos. Например, 4 года тому назад был международный конгресс на Филиппинах, где я принимал участие. Название этого конгресса было
вермитехнология для развивающихся стран. Там Prieš 4 metus Filipinuose dalyvavau kongrese, kur kongreso pavadinimas buvo vermi technologijos besivystančiose šalyse. основные вопросы там рассматривались использование вермикультуры, то есть искусственное выращивание дождевых червей, для того, чтобы заменить корма животным, в частности рыбную муку, и использовать вермикультуру как сырье для фармацевтики. Pagrindiniai klausimai buvo sprendžiami toj konferencijoje, kaip panaudoti vermikultūrą vaistų pramoniai, vystyti vaistų ir papildam pašarui. В наших странах, где климат умеренный и даже порой суровый, поэтому возникают некоторые технические проблемы, чтобы масштабировать, чтобы эту технологию поставить на промышленные рельсы. Mūsų klimato sąlygomis kyla tam tikrų problemų, kad pramoniniu būdu užsimti vermikultūros pramonė. Na, prakalbame apie technologijas, tad žiūrovams, kad būtų aiškiau, apie ką mes kalbame ir kaip visą tai atrodo, kviečiu pasižiūrėti trumpą reportažą. Šaka vadinasi vermikultūra. Dėl sudėtingumo, tai turbūt sudėtingo nieko nėra, kai dirbi, kai žiūri visą tą dalyką. Tuos pačius sliekus vermikultūrą augina tiek ir Sibiros, tiek ir gal labiausiai išvystyta Indija. Tai logiška, kad Indijoje nereikia šildymo, nereikia nieko. Pas mus reikia šildymo, jeigu nori, kad jie augtų per žiemą, kad augintus normaliai. Galima juos ir laukia auginti, jie tik tais vegetuoja, sustoja. Šiaip viskas įmanoma, mes kaip tik turim daug atliekų, turim daug organikos, taip kaip ir mums kainuoja gal atsivežimai, kainuoja pati organika, substratas, maistas liekam nelabai brangiai ir tuo pačiu išvarinam ir prisitaikom prie tų sąlygų, nėra problema didelė. Pradžia tokia, parsivežam mėšlą, parsivežam atliekas, tam tikrus komponentus, tai reiškia visas organinės atliekas, tai yra ir šiaudai, yra ir įvairių atliekų, ir parduotuvių atliekos. Jas mes maišom pagal receptūrą, pavadinkim. Receptūrą vėl tiek mokslininkai rekomenduoja, tiek patys sukuriam ir maitinam sliekus. Dedam po 3-5 cm į dieną, sliekas suvalgo tiek, kiek jis sveria. Tas sliekas pervalgęs, kaip ir jų ekskrementai, tai yra kaprolitai. Tie kaprolitų kiekis mišinėje su tom perdėtom atliekom yra biohumusas. Iš tas biohumusas jau gautas, kai sliekai suvalgo visą šitą, tai ir yra ta pati tokia brangiausia ir geriausia trąša. Sliekus parsigabenom iš Ukrainos. Lietuvoje gal buvo mūsų kolega Vladas Rusys parsivežęs prieš 15 metų, taip pat iš Ukrainos. Šiandien jis gal taip turi tik tais būtiniam reikalam savo tos sliekus. O principė parsivežėm iš Ukrainos ir jie gan brangus, gal pati ta veislė brangus, bet jie dauginasi. Dauginasi gan sparčiai. Va tas ir yra skirtumas. Mes galim atlikti tą patį dalyką su mūsų lietuviškais sliekais, bet mūsų lietuviškai sliekai dauginasi labai mažai. Ir paimkim tą patį rezultatą, norint pasiekti. Namie galima lietuviškų sliekų į mėšlą prikoncentruoti, jie duos visą šitą, bet jie neįsidaugins taip, kaip šitie mėšliniai sliekai Kalifornijos vadinami. Tai galva toks skirtumas ir yra. Šiaip turbūt vieni esam, kurie gaminam pramoniniu būdu tą biohumusą. O žmonės po truputį sužino ir linkia į ekologiją šiais laikais, kaip viena ekologiška norisi. Ir gal galų gale reikia formuoti kartu rinką ir populiarinimą šito.